Nu, aš tai kokiam sąlygom filmuoju. Viskas padėta ant grindų. Viena lempa, antra lempa. Namie remontas. Tai pusiau remontas iš tikrųjų. Tapetai nuplėšti nėra kur, tai čia į koridorių, tokį koridoriaus kampą pasidėjęs. Ir filmuoju. O dabar štai vat paimau, nusipirkau va tokį stalą. Pamatote. Tai ir tiksliau nematote, iš Pigultar paimau tik už 202 eurus. Ale kompiuterinis stalas, bet manau... Oi, kažką įdėjau. Bet manau, kad išpakavimas bus labai gerai, nes ant grindų jau atsibodo, o visi kiti stalai užimti ir nesinori užgrūsti kambario lempom, nes po to kambaryje atrodo kaip nu, tiesiog apversta kaip kokioj studijoje. Įsivaizduojat, stalas kompiuterinis tik 22 eurai. Iš ko jis padarytas, kaip jūs galvojate? Turėtų būti lenkiškas, žinoma, lenkiški pigus baldai. Taip, patrauksim šitą. Nesibūnėtų. Nu ką, ir žiūrim. Tai va, štai taip jis turėtų atrodyti. Man atrodo, bus šitas variantas. Versija prava. Iš dešinės pusės dedamas kompas, bet aš tokio kompo neturiu, tai pas visus nešiojame kompą. Va čia matot visi varžtai. Ir montavimo instrukcija netgi parodyta. Kiek čia daug. Taip, kvepia naujais baldais toks. Visai nieko staliukas. Tuo pačiu, bet sužinosit, kaip filmuoja video. Svarbiausia nesubraižyti. Koridoriai visi tapetai nuplėšti. Čia kažkas komentavo, kad bomžynė gyveni dar kažkur. Bomžynė gyveni dar kažkur. Ne, bomžynė gyvenu. Tiesiog pradedam remontą. Turėčiau pradėti teoriškai, bet mes sustojom ir viskas pasibaigė. Taip, antra lenta. Čia skylėm užkimšti, kad gražiau atrodytų, tokie dekoratyviniai. Turbūt žinote. Taip, kas čia? Viena ranka laikau fotiką, su kita pakojam. Parodysiu lempą. Va štai, su tokiam lempom šeitinėjau, tik nenoriu labai nukreipti, nes labai šviečia. Paskui parodysiu. Visokie varžteliai. Kas čia? Nematau, o kokia. Čia, žinot, išlendančiam stalčiui, kur važinėja. Dieve, tik visko, žiūrėkit. Tai čia šitam. Svarbiausia nesumaišyti. Yra ir su kuo atsisukti. Čia tas vienas. Nu ir ką, dar lentos. Čia galima ir be instrukcijos viską susikonstruoti. Kągi, einu bandyti konstruotis. Sustatysiu stalą, parodysiu ir parodysiu dar kaip filmuoju, jeigu kam įdomu. Na, va, štai taip, matote, atrodo tas stalas už 20 eurus. Atsidaro čia, užsifiksuoja, nekrenta. Sakyčiau, toks šiaip stabilus, nelaužinėti, tai pas mane čia kreivos grindys. Tai va, čia vietą kompui pastatyti. Iš apačios taip atrodo. Tik 20 eurais, įsivaizduojate. Na va, štai taip pasašiau stalą. Čia matot, va, tapetai nuplėšti.
lempa laikina. Taip, viena lempa, vienas prožektorius, čia bus antras, trečias. Ir stalas, taip, stalas ir mes kažkaip va štai taip galima filmuoti. Arba šiaip žalia gražiau, galima ant žalios pasidėti. Tai ką, maždaug tai taip, tai geros dienos tada visiems ir iki. Šiaip ne iki dar, bet va, kaip paprastai reikia lempą, va, iš čia 45 laipsnių kampu ir iš čia 45, o taip va. Ir tai geriausia, ir geriausia švelni šviesa. Nu, pas mane visiškai čia ne švelni šviesa, reikia kažkokį filtrą uždėti, nes labai blogai. O patikrinti to reikėtų, o štai taip, padedat pirštą, matot, 3 šešėliai. Ten va silpniausia šviesa, čia va, čia maždaug 2 vienodos. Tai turėtų būti va, čia šešėlis ir čia šešėlis, lygus. Aišku, aš blogai šviesą sustačiau, nu bet kažkaip tai... Ai, dabar buvo užstojęs lempa, nu kažkaip tai taip. Matote, čia stipresnė. Turi būti, žodžiu, lygus šešėliai. Matote, statau pirštą. Ir gaunasi. Čia va, juodesnis šešėlis, nes čia labai stipri šviesa, o čia 2 maždaug vienodų atstumų švelnios. Bet turėtų būti čia ir čia šešėlis. Tai va, čia lempa ir čia lempa. Taip geriausia yra filmuoti. Nu ir plius dar užsidėti filtrus. Aišku, galima pirkti iškynės ten visokius, bet nu kam, jeigu pačiam galima pasidaryti. Galima su stalu, bet matot, stalas blizga, irgi sudėtinga, kažką reikės patiesti ir bandysim kažką daryti. Gerai, tai geros dienos ir iki kitų kartų.